Sveiki visi, aš Marius Matijošaitis, politikas, šiuo metu Seimo narys, Seimo užsienio reikalų komiteto narys. Norėčiau pakalbėti apie geopolitiką. Būtent geopolitika yra tai, ką teko studijuoti ir dabar jau 3 metus dirbant Seime, tai yra pagrindinė ta tema, tiesą pasakius, su tais iššūkiais, kuriais mes susidarėm, kuri reikalauja daugiausiai dėmesio. Ganėtinai simboliška, nes būtent šią dieną, kada aš įrašinėju, tai vasario 8 JAV senatas galiausiai patvirtino finansinę paramą Ukrainai, Izraeliui ir Taivanui. Dažnai galbūt nesusijęjam, kodėl būtent šios 3, aš išdrįsiu sakyti, valstybės, nes mes suprantam, kad viena iš jų galimai nėra de jure, reiškia pripažinta pasaulyje, bet vis dėlto yra gyvybiškos svarbos. Ir dėja, atidarytas frontas neregėto masto nuo antrojo pasaulinio karo Ukrainoje prieš 2 metus, rusams pradėjus jų invaziją į suverenę demokratišką valstybę Ukrainą, pakeitė žaidimo sąlygas, jeigu galima taip ironiškai pajuokauti, kad tai buvo žaidimas. Vis dėlto matom, kad ne. Ir praeitų metų rudenį nuo spalio 7-osios Hamas teroro išpuolio Izraelį dinamika pasikeitė dar labiau į blogąją pusę. Nes žinoma, kad JAV parama ir artėjant prezidento rinkimams mažėjo, berods 30% sumažėjo parama Ukrainai nuo tada, kada artimuosiuose rytuose prasidėjo konfliktas. Bet nesiplėskime į šias temas, aš galimai padarysiu atskirą epizodą apie Izraelį, kuriame lankiausi lapkričio mėnesį ir taip pat lankėsi kolegos. Pašnekėkim apie Taivaną. Kodėl jis yra tokios gyvybiškos svarbos? Apart to, kad Taivanas gamina 90% visų pasaulio globalios rinkos puslaidininkių, kurie nereikalingi bet kokiam įrenginiui, ar ne, nuo telefono iki mašinos, iki skalbimo mašinos, bet ko iš esmės, kas yra aukštoji technologija, 21 amžiaus technologija, visur reikia puslaidininkių ir Taivanas sugeba būti visą laiką koja priekin. Teko lankytis mokslo parke, kurie jau prieš 2 metus šnekėjo apie 6G, apie ypatingo nanomilimetrų plonumo puslaidininkius, kurie, žinoma, sukuria daugybę galimybių vystytis technologijoms. Apart to, beveik 2/3 pasaulio laivybos, prekybos laivybos vyksta per Taivano sąsiaurį. Ir taip, ir Taivanas JAV, pavyzdžiui, būtų nenuskandinamas lėktuvnešis. Jeigu dėja tektų ginti vadinamą Pacific regioną, ar ne? Ramiojo vandenyno regioną, kuris JAV, žinoma, yra visų pirma labai svarbus. Bet dėl ko svarbus Taivanas mums? Ir kaip žinia, ši vyriausybė, kurios dalimi teko stebėti suartėjimą su Taivanu ir tiesą pasakius inicijuoti veiksmus, inicijuoti tą politiką nuo pat kadencijos pradžios, kartu su Matu Maldeikiu, vadovaujame parlamentiniai ryšių grupiai su Taivanu, taip pat vadovauju Honkongo grupiai, esu Tibeto grupės narys. O praeities savaitės Seime apsilankė tibetiečių politinis vadovas Pempa Tsering. Pagerbė Seimą savo vizitu, žinoma, paaiškino savo matymą apie Tibetą. Kiekvienas iš tų regionų yra ypatingo unikalumo. Tiesą pasakius, Honkongas prarado bet kokią autonomiją po to, kai Kinijos liaudies respublika įvedė vadinamą National Security Law, nacionalinio saugumo teisę, kuri bet kokią kritiką prieš valdžią, tuos asmenis, kurie kritikuodavo valdžią, pavertė iš esmės politiniais kaliniais, privertė bėgti arba slapstytis, arba nebesiskleisti jokiais demokratiniais simboliais, kaip buvo dar įmanoma iki tol. Reiškia, vienos Kinijos 2 sistemų politika buvo pažeista pačios Kinijos liaudies respublikos ir tai Honkongo atvejis. O Tibetas, žinoma, jis yra okupuotas daugybę dešimtmečių ir bandoma tibetiečių savitumą visaip kaip pažaboti. Tačiau Taivanas yra tam tikra sėkmės istorija tiek dėl tvarios demokratijos, tiek dėl teisės viršenybės principų, kurie jie laikosi, tiek dėl klestinčio verslo, tiek dėl lygybės visuomenėje tam tikros ir
Ir tai yra tam tikras perlas demokratijų regione, kuris nebūtinai pasižymė ypatingai senomis ar ypatingai stipriamis demokratijomis. Ir būtent dėl to yra ypatingai svarbu skirti dėmesį Taivanui, kuris po Kinijos revoliucijos tapo vienintelę galimybę turėti Kinijos Respubliką kaip tokią. Precedentą Kinijos Respublikai egzistuoti iš esmės. Ir čia mums svarbu ne tik pragmatiniai aspektai ir tam tikros tiesioginės investicijos, kurias Taivanas skyrė per pastaruosius 2 metus. Svarbiausia yra moralinis aspektas, nes lygiai taip kaip mus per Sąjūdžio laikotarpį nuo 89 iki pat nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo kovo 11 dieną mus palaikė, tam tikros demokratijos palaikė tą viltį. Dar verta pažymėti, kad lygiai kaip Lietuvos nepriklausomybė tuo metu Sovietų Sąjungos imperijai atrodė kaip nedovanotinas dalykas, nes tai byrėjimo pradžia. Panašiai jaučiasi Kinijos liaudies Respublikos totalitarai, autokratai, lyderiai, kuriems Taivano demokratiškos Kinijos, iš esmės, jeigu kalba tą pačią kalbą ir yra etniškai tokie patys žmonės, tačiau patys organizuojasi savo visuomenę. Jų egzistavimas kaip demokratiškos Kinijos simbolio tam tikro yra režimui išlikimo klausimas. Tačiau kodėl Taivano išlikimas svarbus Lietuvai? Nors Taivano klausimas Lietuvoje aktualizavosi prieš mažiau nei 3 metus, manau, kad galime pasidžiaugti, kad santykiai su šia šalimi vystosi milžinišku tempu. Bendradarbiavimas lazerių, dirbtinio intelekto, puslaidininkių technologijų ir moderniausio žemės ūkio srityse yra tik dalis to, ką kartu su savo partneriais sugebėjome nuveikti per gana trumpą laikotarpį. Svarbu, kad ne tik politikai, bet ir visuomenė geriau suprastų, kodėl šis bendravimas yra reikšmingas bei kokios pasekmes gali laukti pasaulio, jeigu leisime Kinijai elgtis taip, kaip buvo ir dėja tebėra leidžiama elgtis Rusijai. COVID-19 sukeltas tiekimo grandinių lūžinėjimas parodė, kokia jautri krizėms yra šiuolaikinė gamyba. Ir skaudžiai išryškino galimus pavojus, kai ištisi pramonės sektoriai yra visiškai priklausomi nuo vienos valstybės bei jos vidaus padėties. Ir kaip vėliau net kriziniai situacijai įsisprendus, gamybos linijos nebesugeba atsigauti ir stabdo procesus visame pasaulyje. Dėl šių priežasčių, manau, būtina ir Lietuvoje garsiai kalbėti, kad Taivano saugumas yra ir mūsų saugumo dalis. Prieš kurį laiką pasirodė stiprus Bloomberg straipsnis apie galimas pasekmes pasaulio ekonomikai, jeigu Kinija jėga pabandytų užgrobti Taivaną, iš kurio į pasaulį tiekiama didžioji dalis moderniausių ir pažangiausių puslaidininkių. 5,6% visos pridėtinės vertės sukuriama sektoriuose, kuriuose lustai naudojami kaip tiesioginės sąnaudos. Tai savo ruožtu yra beveik 6 trilijonai JAV dolerių. Beveik 6 trilijonai JAV dolerių. Ir čia kalbama tik apie tokius produktus kaip telefonai, kompiuteriai, automobiliai, kuriuose puslaidininkai yra tarp būtinųjų komponentų. Tačiau negalime pamiršti ir milžiniško kiekio kitos mašinerijos, sudėtinių dalių bei jų gamybos staklių ir kitų sferų, kuriuose puslaidininkai nors ir nėra taip gerai matomi, tačiau vaidina milžinišką vaidmenį kuriant pridėtinę vertę. Daliai iš jūsų gali kilti klausimas, kodėl mes vis dar apie tai šnekam, bet atsakymas paprastas. Sausio 13 Taivane vyko prezidento rinkimai. Rinkimai pasisekė, prezidentas progresyvus, nors keletos balsų pritrūko, kad būtų dauguma parlamente. Dar iki tol buvo svarstama, kokių provokacijų gali imtis Kinija, nes tai būtent galimybių langas veikti įvairiais būdais, kenkti ar kitaip daryti įtaką Taivano demokratiniams procesams. Remiantis tiek JAV žvalgybos, tiek bendrai matomomis tendencijomis bei Kinijos veiksmais, realiausi 2 scenarijai tolimesni. Nors jie būtų pragaištingi Taivanui, pasaulio ekonomikai ir bendrai dabartiniai pasaulio tvarkai, dėl kurios tokios valstybės kaip Taivanas ir Lietuva gali ne tik egzistuoti, bet ir klestėti. Pirmasis variantas. Kinija karantinuoja Taivaną. Kitaip tariant, paskelbė ekonominę jūrų ir oro blokadą, kai jokia produkcija negali palikti ir pasiekti salos, bei sutrikdo laivininkystės laisvę pietų Kinijos jūrai.
Tokie veiksmai vien per pirmus metus visiškai sužlugdytų atvirą ir eksportų pagrįstą Taivano ekonomiką, BVP kristų mažiausiai 12%, o Taivano eksportas iš esmės nustotų egzistuoti, kas savo ruožtų stipriai sukrėstų ir pasaulio ekonomiką. Tokios blokados padariniai per pirmosius metus prilygtų visiems COVID-19 pandemijos sukeltiems neigiamiems ekonominiams padariniams. Būtina pabrėžti, kad kalba eina vien tik apie tiesioginę žalą, kuri kiltų dėl komponentų trūkumo bei akcijų kritimo, ekonominį nuosmukį dar smarkiau išaugintų ir augančios kainos, produktų trūkumas ir augantis nerimas tarp investuotojų. Antrasis scenarius. Kinija įvykdo invaziją į salą ir ją okupuoja. Šis scenarijus reikštų, jog Taivanas kaip demokratiška, provakarietiška ir bendradarbiavimo santykius grindžianti valstybė nustotų egzistuoti. Tai sukeltų ne tik straipsnėje minimus 10 trilijonų JAV praradimus pasaulinėje ekonomikoje, bet ir destabilizuotų regioną ir pasaulinį galių balansą. Vakarų pasaulis galutinai prarastų vis dar išlaikomą technologinį pranašumą šioje sferoje, o galiausiai ir pasidarytų visiškai priklausomas nuo Kinijos, su sąlyga, kad pastaroji sugebėtų perimti technologijas ir gamybos būdus visiškai jų nesunaikinusi invazijos metu. Tai vis dėlto, kodėl tai svarbu Lietuvai? Atsakymas paprastas. Turime daug panašumų su Taivanu. Tiek Lietuva, tiek Taivanas yra santykinai mažas, atviros ekonomikos, kurios gali augti ir kurti gerovę dėl savo sukuriamos produkcijos eksporto į pasaulį. O ir abi valstybės turi imperialistinių ambicijų, kupinas, ultranacionalistinės šalis šalia, kurios nevengia panaudoti jėgos prieš silpnesnį, kol kitos demokratinės valstybės dvejoja, kokių veiksmų jos imsis. Svarbu suprasti, kad Taivanas nėra ir nebus ta rinka, kurios eksportui į Vokietiją, Lenkiją ir Latviją mūsų eksportas prilygs apimtimis. Tačiau, kaip jau minėta anksčiau, bendradarbiavimas su Taivanu mums suteikia galimybę pasigaminti raktą, kuris atrakintų duris į puslaidininkių, dirbtinio intelekto bei kitas technologijas, kurios mums ateityje garantuotų dar didesnį ekonominį klestėjimą ir galimybę auginti savo švelniąją galią. Tiems, kuriems reikia pragmatiško ekonominio aspekto, galima tik pridurti, kad ETRI ir teltonikos bendradarbiavimas puslaidininkių technologijų srityje yra Lietuvos tiltas į daugiau kaip 7 trilijonų vertės rinką, kurios net nedidelė procentinė dalis mūsų šaliai galėtų atnešti milžinišką naudą. Kai tuo tarpu dar vienas nusileidimas diktatoriui ne tik ES kainuotų beveik 10% jos ekonomikos, bet tuo pačiu atneštų ir sunkiai apskaičiuojamus galimus Lietuvos ekonomikos nuostolius, kai dėl Kinijos karo prieš Taivaną ir demokratinį pasaulį kiltų ekonominė suirutė mums svarbiose rinkose. Todėl privalome pasakoti savo žmonėms apie Taivaną ir mūsų šalių draugystę, kad įvairūs populistiniai svaičiumai galiausiai neatimtų mums mūsų pačių per pastaruosius beveik 3 metus auginto indėlio, kuris atvertų naują technologinį, ekonominį ir ekonominės gerovės laikotarpį lietuviams ir Europai. 2021 pabaiga dalyvavau pirmojoje šios Seimo kadencijos parlamentinėje delegacijoje į Taivaną. Pastaruoju vizitu mes atvėrėme daug durų, nes supratome ne tik pragmatišką, bet ir vertybinę bendradarbiavimo prasmę. Šie du aspektai koreliuoja. Šių metų sausio mėnesio gale Taivane lankėsi jau 3 Seimo delegacija, net 11 parlamentarų. Džiaugiuosi, nes privalome tęsti tai, kas pradėta. Tai yra ir po šių metų Seimo rinkimų. Tai ką, šiandien tiek. Ačiū, kad klausėte. Politinė ar nepolitinė reklama, bet viskas buvo parengta mano paties. Aš, Marius Matijošaitis, tikiuosi susitikti su jumis ir kitų epizodų metu. Komentaruose rašykite, ar buvo įdomu, galbūt paliesti reikėtų kitą temą. Ir dar kartą dėkoju, kad klausėte. Iki kitų susitikimų.